mano nugaros pastebimai auga maišų krūva. 9 maišai plastiko tik per savaitę išrūšiavo 9 šeimos dalyvaujančios Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvoje rūšiuoti paprasta. Kaip Jūs manote, į kokį konteinerį reikia mesti štai šią pakuotę? Galvojate, kad tai popierius? Deja, tetrapaku vadinamas pakuotės reikia mesti į geltoną į plastiko konteinerį. Prieš tai jas reikia išplauti, išlankstyti ir suspausti. Ekoservis kviečia visus pradėti rūšiuoti. Kai pradedi, tai tampa labai paprasta. Tęsiame laidą. Indrė Kleinaitė – ekonomistė, nepriklausoma atsakingo verslo ekspertė. 2009 metais Indrė Kleinaitė buvo nominuota Lietuvos metų moters rinkimuose metų iniciatyvos kategorijoje. Indrė bendradarbiauja su Lietuvos žiniasklaida, šviečia visuomenę darnaus vystymosi, atsakingo verslo, etiško vartojimo temomis. Žmogaus išmonė atrodo neturi ribų. Ir tai, ką mūsų seneliai vadino fantastika, dabar yra mūsų kasdienybė. Ir atrodo, mūsų anūkai jau skraidys elektriniais lėktuvais ir valys mūsų planetą nuo šiukšlių, su kuriomis mes dar kol kas nesusitvarkome. Naujausios, pažangiausios technologijos yra orientuotos tik į aplinkos tausojimą, sako mūsų pašnekovė Indrė Kleinaitė. Kviečiu žiūrėti. Kažkaip malonu patekti po žmogų, kur muzika visa tokia pažįstama, knygos tokios skaitytos. Ja. Matyti tos pačios kartos. Kaip čia įsijungti, kaip... Viskas, ką sako Indrė Kleinaitė, moksliškai pagrįsta, suskaičiuota, įrodyta. Tai labai svarbu, nes kai kurie jaunos moters teiginiai gali stebinti arba net šokiruoti. Praktiškai, jeigu taip apibendrinant, kaip galėčiau vardinti save ir savo kolegas, kurie dirba šitoj srity, tai yra mes skatinam permainas, bet tokias permainos, kurios prisidėtų prie darnaus vystymosi. Ir tokie žmonės kaip aš gali dirbti labai skirtingose srityse, jis atrodo iš pažiūros labai skirtingus dalykus daryti, bet mus visus vienija tai, kad mes skatiname permainas. Ar tai būtų visuomenės vartojimo įpročių keitimai, ar tai būtų kažkokios įstatyminės bazės keitimas, kuri sudarytų palankės sąlygas atsakingam verslui. Gerkime vandenį iš čiaupo, tai Indrės Kleinaitės organizuojama akcija, kurioje garsiai ir visiems praneša gerą žinią. Vanduo, kuris bėga iš čiaupo, yra absoliučiai saugus, skanus ir sveikas. Tad nėra jokio reikalo švaistyti pinigus ir kaupti plastiką. Toks pirminis impulsas tai buvo nukreiptas prieš plastiką. Ypač kai plastikas yra naudojamas vienkartiniais tikslais. Būtent kaip šiuo atveju yra. Tu nusiperki vandenį plastikiniam butelį, tu išgeri ir jį išmeti. Labai gerai, jeigu tu jį dar surūšiuoji, atiduodi perdirbti, bet dažnai ir to nėra daroma. Ir mes rėmėmės tyrimais, kurie buvo atlikti, kad vanduo plastikiniuose buteliuose nėra niekuo geresnis negu vanduo iš čiaupo. Ir kartais būna 1000 kartų brangesnis, kai kuriuose pasaulio šalyse yra atveju, kad 10 000 kartų brangesnis. Dar irgi labai nemalonu būdavo, kai Vilniaus kavinėse, restoranuose, jeigu paprašai vandens iš čiaupo, tai tave tokį žvilgsnį nukreipia, lyg tai tu būtum valkata, benamė. Ir neturėtum 3 litrų arba 5. Jo, ir iš vis, kur ten geria kažkokias tai užterštą vandenį. Tačiau mes pradėjom domėtis ir sužinom, kad, pavyzdžiui, Vilniuje vanduo yra vienas iš geriausių šis pasaulyje, kuris bėga iš čiaupo, nes atkeliauja iš požeminių telkinių ir jis yra nepaliestas, neužterštas nitratais. Dar vienas Indrės Kleinaitės ir portalo Gyva LT tikslas įtikinti kavines ir restoranus, kad visai nebūtina prekiauti 1000 kartų brangesnių, bet tikrai negeresnių vandenių. Lietuva tai ne Azija ir ne Afrika, mums pasisekė. Turime puikų vandenį ir galime juo didžiuotis. Beje, Indrė pati kažkada pirko vandenį plastikiniuose buteliuose, dar vėliau įsitaisė vandens filtrą namuose, bet jo visai nenaudoja. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, jeigu vanduo būna užterštas nitratais iš šulinio vandens, skonis jo nepasikeičia, jis gali būti lygiai toks pats skanus vanduo. Bet jeigu vandenyje yra per daug geležies arba mangano arba amonio, tai skonis jo pasikeičia ir žmogus nenori gerti. Ir galvoja, kad tai yra blogas vanduo, bet iš tikrųjų jis nėra blogas. Kai filtrininkai ateina ir stengiasi parduoti savo filtrus ir rodo eksperimentą, kad išvalo vandenį ir ten daug labai atsiranda juodumų, nešvarių medžiagų. Ten yra natūralios druskos, kurios žmogaus organizmui yra būtina.
O jeigu vandenį visiškai išvalai, jį distiliuoji, tai tada jisai turi tokią savybę, kad tu jį geri ir jis, jeigu keliauja per terpę, kurioje yra medžiagų, pavyzdžiui, druskų ir mineralinių medžiagų, ir jisai jo neturi, jis pasisavina. Tai tavo organizmas yra išplaunamas, demineralizuojamas. Taigi pilame vandenį iš čiaupo ir verdame sriubą. Suprantu, kad receptas labai paprastas, reikia tik vandens, moliūgo ir prieskonių. O tu daug keliauji? Daug? Nelabai dabar. Anksčiau Anglijoje, kai mokiausi, tai tenai nuolat keliaudavau, bet paskui vienu metu sužinojusi, kokią žalą aplinkai daro aviacija ir skraidymas lėktuvais, sakiau, kad nesiveršiu aš labai daug keliauti, nors labai noriu, labai įdomu, bet tą tokį keliavimo pojūtį arba aplinkos pakeitimo pojūtį galim susikurti ir Lietuvoje. Tiesiog nebūtina lėkti į kitą pasaulio kraštą. Aš nesakau, kad tai yra blogai ir tai tikrai labai praplečia žmogaus akiratį, bet tokio masinio turizmo aš labai nemėgstu. Aš jo labai vengiu ir... Nu, ką tu turėjai omeny kaip neekologiškas skraidyti lėktuvais, kas tai yra? Tiesiog viena transatlantinė kelionė, sakykime, iš Europos į Jungtines Amerikos valstijas sugeneruoja tiek anglies dvideginio emisijų, kiek visus metus tu mašina automobilių važinėtum. Tai vienas lėktuvas nuskridęs į Ameriką? Vienas žmogus, tiesiog. Baigtų vienas žmogus. Tai yra, kaip čia, per person, sako, per capita, jo. Tai ten tam lėktuve sėdi kokie 300 žmonių, jeigu ne 500? Tiesiog kiekvienas žmogus prieš priimdamas sprendimą kažkur keliauti turėtų atsižvelgti, ar tai yra būtina. Ar tikrai tiek daug? Ar tai yra labai svarbu, nes aš nesakau, nesu nusiteikus prieš keliavimą, bet mes turėtume galvoti apie alternatyvas ir, pavyzdžiui, labai dabar populiarėja nuotolinio bendravimo technologijos, telekonferencijos, kad dėl vieno verslo susitikimo, kad nereiktų skristi į kito pasaulio kraštą, kad ir tos technologijos tobulėja. Ir tai leidžia žmonėm bendrauti nekeliaujant. Dabar vanduo jau užvirė, galim sudėti moliūgus į verdantį vandenį. Nes atrodo, kad jau mūsų vaikai tai pusryčiaus Paryžiuje, vakarieniaus Niujorke. Nebent pasikeis technologijos, nes man teko matyti filmą apie taip vadinamą Veneros projektą, Venus Project, ir ten pristato traukinius, kurie yra varomi magnetu. Man labai sunku paaiškinti, bet ten yra tikrai labai naujos technologijos, kurios, kaip jie pasakojo, tai įgalins žmonės nemokamai, nes tai yra kažkaip galima taip padaryti, kad įgalins labai pigiai arba nemokamai iš Šanchajaus nuvažiuoti į Paryžių kavos išgerti ir nedarys aplinkai žalos. Tai taip greitai. Ta prasme, iš Paryžiaus į Šanchajų. Labai dažnai savo, kad darnus vystymasis aplinkai draugiškesnis gyvenimo būdas, kad tai yra bėgimas nuo civilizacijos, grįžimas į tą pirmykštę būseną, kada mes ten turėjom medžiot mamutus, ten su kailiais būti. Bet iš tikrųjų tai yra tokios inovacijos gali būti. Vat jeigu tu įjungsi tą mąstymą, kad kaip sukurti technologiją, kuri būtų ir ekonomiškai, ir socialiai, ir aplinkosauginių atžvilgių patrauklios, tai tada įsijungia tas kūrybinis procesas ir žmonės tikrai pradeda inovuoti ir sukuria tokių technologijų ir tokių procesų, kad mums nereikia atsisakyti gyvenimo kokybės, jinai net pagerėja. Tiesiog išbraukti naftą. Taip, tai yra kūrybingumas ir šita būtent mūsų karta, mūsų epocha yra jinai pristatoma kaip lemtingoji epocha ir nuo to priklausys, ar mes pereisim į kitą žmonijos vystymąsi etapą, į aukštesnį lygį, ar nepereisim. Pasak Indrės Kleinaitės, mes gyvename tranzitiniu laikotarpiu ir dabar mums labai sunku, nes reikia atsisakyti seno ir išmokti mąstyti visai kitaip. Mums reikia atsijungti nuo naftos. Yra geras posakis, kad akmens amžius baigėsi ne tada, kada akmenys baigėsi, tai gal ir naftos amžius baigsis, nebūtinai kada nafta baigsis, nes tai yra iš tiesų, kaip mes jau kalbėjom, kad mums reikia išmokti gyventi be naftos.
būtų ekologiškai, mums gyventi šiuo metu nėra įmanoma. Iš tikrųjų, mes esame per daug priklausomi nuo tos sistemos, jinai mūsų taip lengvai nepaleidžia. O ta nauja dar nėra sukurta. Nes, pavyzdžiui, jeigu įmonė, arba ūkininkas, jisai augina ekologiškai, jisai užtikrina, kad žaliava yra ekologiškai. Bet jeigu nėra aplink jokio tiekėjo, kuris tai teikia ekologišką pakuotę ir transporto pramonė nepasirūpina, kad būtų aplinkai draugiško kuro, tada jau galutinis jo produktas, kol pasiekia vartotoją, jisai jau tas vadinamas ekologinis pėdsakas to produkto, jisai jau nėra toksai, tai nėra 100% ekologiškai. Ir mes kartais įsprendžiame vieną problemą, bet sukuriame kitą. Kaip su perdirbtų popieriu, mes pradedam spręsti. Na, bet nepaisant to, pasaulis eina į viso to darną ir atsiras ir tas ekologiškas kuras, ekologiška pakuotė ir viskas juda link to. Viskas tiesiog turėtų greičiau būti daroma. Atsižvelgiant į tai, kokio dydžio iššūkis tai yra ir kaip mažai laiko yra likę. Mes prabangos tokios neturim, kad čia vėliau, anksčiau. Kita mūsų laidos tema, apie kurią aš nieko nežinau. Protingas namas, kuo jis ypatingas ir kuo skiriasi nuo mūsų įprasto būsto. Apie tai pasakojo žurnalistė Rūta Stalionytė.